matome eilę šviesos diodų. Jie kaip tik rodo, kad įrengimas yra pasiruošęs darbui. Jeigu, sakysime, gerai, jeigu mes dabar paimsim ir atitrauksim magaziną, ir tai galima atitraukti tokiu būdu, įsijungiam magaziną, spaudžiam šitą, spaudžiam start, magazinas išvažiavo, matome jau, kad šviesos diodai rodo, kad jie kažkas įrenginyje ne savo vietoje. Automatiškai spaudžiam stopą, įrenginys pasiruošęs darbui. Tokioje būklėje, kada visi šviesos diodai įjungti, automatinis režimas dirbtų. Taip, valdiklio įėjimai, kad žinoti, normali būklė. Taip, sekantis dalykas dabar programavimas. Jūsų atveju reikia įsijungti magazinas, šitas ir šitas jungiklis. Nieko daugiau jungti nereikia. Jeigu mes taip įjungiam, spaudžiam startą, viskas pasileidžia, viskas dirba, paspaudus stopą, viskas sustoja. Taip kaip ir viskas apie proceso valdymą. Dabar taip, šiek tiek komplikuotesnis dalykas apie timerius. Timeriai yra programuojami tokiu būdu. Įsijungiam tai tą įrenginį, kurio laikmatį norėtume pakeisti, šiuo atveju magaziną. Tai yra, kada atsiradus detaliai magazine, kiek laiko bus uždelsta. Tada spaudžiame stopą. Timeris resetinasi kartu paspaudus timer opnet. Juos abudu kartu paspaudus, timeris nusinulina. Paspaudus mygtuką up, timeris padidėja 1/10, paspaudus mygtuką net, timeris sumažėja 1/10. Paspaudus vėl abudu, mes jį nunulinam. Taip lygiai, sakysim, galima programuoti ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, yra galinis pjovimas. Irgi jo timerį nuresetinam. Ir, sakysim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sekundę uždelsiam galinio grėžimo nuo atsiradus pjovimo vietoje. Galim pažiūrėti, kaip tai atrodys. Iš tikrųjų, staklėse. Matome, kad 1 sekundę vėliau išjudėjo. Taip. Dabar lygiai tai programuojasi ir visi kiti dalykai. Dabar tai yra, būtų jūsų, taip, motor, taip. Stopą spaudžiam, vėl nuresetinam timerius. Dabar mes vėl juos turime nulinius magazinio timerius nuresetinam. Viską kartu paspaudėm, mes juos turime nulinius. Yra numatytas rankinis valdymas derinimui. Derinimui net mygtukas ir tai, ką mes jungiam, ir išjuda į priekį tas stop mygtukas, sugrįžta dar kartą pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Išsijungiam magaziną, įsijungiam šitą galinį grėžimą, vėl spaudžiame mygtuką net, vėl spaudžiame mygtuką start, juda grėžimo galva, stop, start, stop, start, stop. Tokiu būdu įrenginį galima išsibandyti, derinti su mygtuku up ir start. Niekas nevyksta. Kitose būdavo variklių paleidimas. Bet kurio tai. Šitoj tuos nepadaryti. Gerai. Tai va, tokiu būdu galima susiderinti staklių darbą. Tai va tiek.